3, 2, 1. Klik. Ai, aš sugal. Palaikom vaibą. Gabrielius Danis, choriste. Kažkaip stojant į KTU, iš karto išmetė man, kad čia yra toks dalykas ir labai norėjau dainuoti ir mane prikalbino kanklininkės per studijų mugę, tai aš čia. Pijus Beinoras, šokiai, finansai. Tiesiog internete, man rodos, pamačiau ir tiek. Tai Deimantė Baranauskaitė, choras, chemijos inžinerija. 12 klasėje kažkur prieš egzaminus Aistė šokių, sako, žiūrėk, turiu tau planą. Kadangi nestudijuojam vienam universitete, sako, aš žinau, kaip padaryti, kad mes susitiktume dažniau. Sako, einam dainuoti. Sakau, ką? Sako, einam į Nemuną, žiauriai faina, labai smagu, važiuojam. Nu, tai taip ir atsiradau. Mano vardas Dovilė, aš studijuoju Kauno kolegijoje ir apie chorą sužinau iš savo draugės. Tai aš esu Elizė, studijuoju Vilniaus universitete specialią pedagogiką ir logopediją. Apie Nemuną jau senokai žinau, tai tiesiog iš socialinių tinklų. Aš esu Beata, studijuoju KTU informacinės sistemas ir apie Nemuną sužinojau iš socialinių tinklų. Tai esu Kamilė Barkauskaitė, esu Nemuno vokalė. Apie šį ansamblį sužinojau iš savo draugės. Studijuoju Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre iki mokyklinio ugdymo. Aš esu Ernestas Albertas Tol ir kaip vokalas Nemune. Sužinojau jau iš bendrakursės, o studijuoju KTU cheminę inžineriją. Aš esu Elena Valinčiūtė, studijuoju Vilniaus universitete audiovizualinį vertimą, skaitmeninio turinio prieinamumą. Apie Nemuną šiaip labai ilgai žinau, po muzikiniai mokiausi, visą gyvenimą buvo su manim. Tiesiog žinau, kad baigus mokyklą, atsikrašiusi Kauną ateisiu. Aš esu Martina Jozupaitytė, studijuoju VDU, džiazinį dainavimą. Nežinau, šiaip jau labai seniai apie jį aš žinojau. Buvom susitarusios, kad jau atvykusios į Kauną, iškart ateisim ir į Nemuną. Esame iš vokalo. Šiandien atsakysime į Nemuno aktualiausius klausimus. Taip. Kokias tradicinės Nemuno šventės žinai? Vyro kažkokią vakaronę, merginų irgi vakaronę. Tradicinė. Jau šitą kalėdų vakaronę, kažkas tokio. Kalėdų vakaronė. Su gitarom. Gitaros vakaras. Jo, ir kalėdinas būna. Aš viską paviršau. Aš nieko nežinau. Tai cepelinba. Baidarės čia tradicinis. Nulių krikštynos berods. Jo. Tai mes turime cementuką, cepelinbalį, merginų, vaikinų dienas, kartais lapkritinės, kartais vasarinės, diplomantus, cepelinbalį, turbūt neprisimenu, sakiau. Čia yra Nemuno žinovė, žino visą Nemuno istoriją, tai Gitarų vakaras. vakaras. Baidarėm plaukia kartais. Yra. Daug tradicijų turi Nemunas. Per daug yra. Per daug turi. Sunku išvardinti. Diplomatai turbūt svarbiausia. Gerai, kitą tu prieš. Koks tavo slaptas talentas? Mano, tai nelabai aš jų turiu, bet mano ranka taip įdomiai išsisuka, tai drįšiam gali ranką apsukti. Nežinau, slaptas, bet aš gan greitai perprantu kalbas. Ne tai, kad galėčiau šiaip paimti ir pašnekėti, bet kalbų struktūras greitai suprantu. Moku gražiai piešti. Mano, tai moku išnykti. Nematomas būnu. I don't know. Aš lengvai sunervinu žmonės. Moku groti nervais gerai. Moku groti fortepijonu. Nežinau, ar jau toks slaptas moku groti pianinu. Nu gerai, tu pianinu, aš ukulėlę groju tada. Koks būtų muzikos instrumentas, kuris ir kodėl? Aš taip būčiau gitarą, kad galėčiau bernus kalbėti. Taip, žinot, kaip bernai gali taip ateiti su gitarą, užgroti ir pakabinti mergą. Tai aš norėčiau būti gitarą, kad galėčiau bernus taip kabinti. Tai iš karto atsakys fortepijonas, geriausias, universaliausias, garsiausias. Nu, ne garsiausias, bet arba vargonai. Aš gal fortepijonus. Šiaip nežinau, kodėl tiesiog man vienas iš gražiausių instrumentų. Aš tokia gal ne ekstravagantiška, bet norėčiau būti arfa. Labiausiai lyriškas, labiausiai jautrus ir gražiausias instrumentas. Aš gal lūpinėlė būčiau, labai keistas dalykas, bet tiesiog jaučiuosi kaip šamanė visą laiką.
Aš manau, būčiau ukulelė. Tiesiog labai toks paprastas instrumentas, jo nėra sunku išmokti groti. Nežinau, aš irgi nesakyčiau, kad esu labai tokia mandra, labiau paprastesnė. Man elektrinė gitara. Pirmas į galvą šovė smuikas, bet nežinau kodėl. Nežinau, patinka man. Aš gal smuikas, nes vaikystėje norėjau išmokti groti smuiku. Kokiamis sąmokslo teorijomis tiki? Aš tai tikiu, kad yra didelės naftos kompanijos, kurios daro viską, kad sustabdytų, pavyzdžiui, tvarumą ir visą to gerumus. Kad ateiviai egzistuoja ir kažkada nusileis. Aš pritarčiau. Tikiu reinkarnaciją. Gerai, gal čia iškėresnis. Tai tikiu, kad gal matrica esam. Aš tikiu, kad kažkaip vis tiek esam kontroliuojami ar valstybės, kad nežinau, kaip paaiškinti, tiesiog, kad esam kažkokiu būdu kontroliuojami, gal mes to nesuvokiame, bet vis tiek ar ten per socialinius tinklus ar per žinias. Aš tikiu, kad Illuminačiai buvo 100%. Nepasakyčiau, kad tikiu kurie nors. Aš netikiu, bet man labai juokinga ir man labai patinka ta, kur tipo, kai lėktuvas praskrenda ir ten susidaro tas kondensatas ir žmonės galvoja, kad mus bando nuodyti ir galvoja, kad ten yra nuoda ir neina į lauką dėl to. Man šitas labai juokingas ir jau čia man labiausiai patinka. Kokie žaidimų ir filmų visatoje labiausiai norėtum gyventi? Buvo kažkas toks žaidimas Movistar Planet, buvau maža žaisdavau, jo, tai šitam tikriausiai būtų žiūri cool. Filmų žanruose tai turbūt detektyvai visokiausiai būtų įdomu. Žiedų valdovas. Avatar visatą. Harry Potterį. 110%. Nežinau, aš nesu labai filmų ar žaidimų tokia mėgėja. Turbūt paprasčiausiai pasakysiu Disnėjaus Princesė ir Valis, nes tiesiog mėgstamiausias. Aš viską, ką žaidžiu, tai per jį 8 žaidžiau, bet tai aš būčiau tas, kur Papas pizzerija ar kaip ten. Aš norėčiau gal Marvel filmuose pagyventi, bet kokį savaitę nedaugiau. Narnijos kronikų. Kiek skalėje nuo 1 iki 10 bijai vadovų? 10. 9,5. Ne, manau, Roma gera. A ne? Kokie 6 gal? Jei taip realistiškai, 6-7 sakyčiau. 7 kažkur. Irgi sutiksiu, irgi 7. Labai reikia priprasti dar. 7 gal. Ką aš žinau, gal kokia 7. 0 iš 10. Nebūtų visiškai. 3. Čia 3, kad nebijau. 3, kad nebijai. Jo. Bus kokie, nežinau, 5. Pagarbi tokia baimė. Margarita gal gražiausia atrodo. Margarita. Diva. Šis diva. Generalinė repeticija prieš koncertą, tai 10 tada jau. Aš sakyčiau 9, kiti tai Raimondas iš viso, gal jam 2 sakyčiau. Kanklų vagovai iš viso. Būtent Ramu. Kartais bijau, kartais visai nebijau, nors ir piktai žiūri jau. Bet ką žinau, fainai jie čia visi tai. Jie suverina viską daro. Jo, žinai, kad jeigu pyksta, tai Muša, yra... mes mylim. Jo, yra dėl ko mušti.